Net 9 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, kad pastebėję neblaivų vairuotoją imtųsi veiksmų, rodo Spinter tyrimo atlikta apklausa. Ar iš tikrųjų visi tokie pilietiški? Lietuvos aludarių gildija inicijavo socialinį eksperimentą, ar tikrai žmonės elgėsi taip, kaip sako. 6 dienas 6 skirtingose vietose aktorius vaidino neblaivų vairuotoją. Slapta buvo fiksuojamos gyventojų reakcijos. Nufotografuoti ir nufilmuoti 323 pro šalį ėję žmonės. Eksperimentas parodė, kad tik kas 6 praeivis ėmėsi veiksmų – sustabdyti prie vairo sėdantį neblaivų vairuotoją. Aktyvūs praeiviai skambino policijai, bandė vairuotoją atkalbėti nuo vairavimo ar net jėga jį sulaikyti. Ką darė likę 84% užfiksuotų praeivių? Tik stebėjo. Daugiausiai sąmoningų piliečių užfiksuota degalinėje – 27%, mažiausiai kavinių barų zonoje – 9%. Aktyviausiai reaguoja senjorai, pasyviausi jaunuoliai. Į kito potencialiai neblaivaus vairuotojo veiksmus dažniau linkę reaguoti patys vairuotojai, pėstieji tai daro rečiau. Policija telefonu apie girtą vairuotoją informavo kas 10 praeivis. Nelik abejingas.